Sveiki draugai, iš savo varpinės, informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme. Taigi prasidėjo vasaros sezonas, kažką filmuojam, kažką montuojam, rezultatą pamatysit vasaros eigoje, o dabar labai trumpa tema. Egzistuoja viena klaida, kurios dėka jūs apgaunat save, gudrūs žmonės apgauna jūs ir galiausiai jūs net patys nesuprantat, kad esat apgauti ar apsigavę. Yra tokia sisteminė išgyvenusiojo klaida. Kas tai yra? Pirmiausiai pavyzdys. Antras pasaulinis karas. Iš bombardavimo grįžta sąjungininkų bombonešiai. Jie būna apšaudyti, skylėti kaip rėtis. Ir štai buvo nutarta, tikrai praradimų daug, reikia dėti papildomus šarvus ant lėktuvų. Visą lėktuvą padarys šarvuotą, per sudėtingą, o jis ir nepaskrys. Todėl buvo sugalvota suskaičiuoti skyles, nurodyti vietas, kur pataikė, ir tas vietas apsaugoti. Logiška, sakysit? Logiška. Jeigu ten daugiausiai toj vietoj skylių, tuomet reiškia daugiausiai ir ten yra ir šaudoma. Ir tai būtų buvę atsitikę. Tačiau atsirado protingas žmogus, ar tai rumūnų, ar tai vengrų kilmės nurodo įvairūs šaltiniai, šiaip amerikietis, matematikas Abrahamas Vaildas, kuris pasakė: gerbėmieji, šarvus reikia dėti ten, kur jūs neradot nei vienos skylės. Sakė, kaip? O atsakymas paprastas. Tie lėktuvai, kurie apšaudyti, vis dėlto grįžo su skylėmis, jie grįžo. O negrįžo tie, kurių pažeidimai buvo mirtini, o pataikyta buvo būtent ten, kur skylių schemose nėra. Ir sprendimas buvo visiškai teisingas. Taigi, išgyvenusiojo klaida, kuomet mes darom išvadas pagal sėkmingus atvejus, o neatkreipiam dėmesį į tai, kad iš tikrųjų kitiem buvo daug ir daug blogiau. Paprastas dalykas, iš religijos, sakykim, pusės jums žinomas. Riteris žygėje, meldžiasi karštai, meldėsi prieš mūšį, liko gyvas. Kiti žuvo. Ką pasako? O, jis meldėsi, todėl jisai liko gyvas. Bet nieksgi neapklausė tų, kurie gulėjo grioviuose. Jie irgi meldėsi. Ar jie buvo ateistai? Ne, jie buvo kito tikėjimo? Ne, bet jie meldėsi, bet jie jau negali atsakyti. O tas vienas yra lygis. Ir dar blogiau, jeigu buvo įvykęs kažkoks, dėl streso, sakykim, haliucinacija, ten kažkoks tas mistinis patyrimas, kaip vadina, jeigu buvo įvykęs. Ir apie tai yra žinoma, tai be abejo, tai yra kandidatas jau iš šventuosius. Bet tai yra iš tikrųjų išgyvenusiojo klaida. Ir iš tikrųjų jį žinoma daug anksčiau negu viduramžių. Vėlgi mes paimkim Romos imperiją, Markas Tulijus Ciceronas, veikale apie dievų prigimtį, apeliuoja į dar senesnį autorių, kuris paklaustas, kodėl jisai netiki tais dievais, kur toksai ateistas, toksai 2000 metų senumo. Nes yra pavyzdžiai, žmonės meldėsi laive ir jie išgyveno. Jis paklausė, gerai, jie išgyveno, o jūs paklausėt tų, ar jie meldėsi, tų, kurie guli po vandeniu. Tai yra vėlgi klasikinis išgyvenusiojo klaidos pavyzdys. Mes daug dažniau susiduriam su išgyvenusiojo klaida net ir kasdieniam gyvenime. Net nekritinėse situacijos. Mes labai mėgstam skaityti, nemėgstam, bet skaitom apie sėkmės istorijas. Ten vienas kažkoks super turtingas pasako, kaip jis tapo turtingas, rašo knygas. Yra knygos, kaip per 10 metų tapo milijonieriumi, jos labai populiarios yra. Bet reikia nepamiršti vieną. Kad su tokiais pat gebėjimais, tokiom pat žiniomis, prie tokių pat startinių sąlygų dažniausiai buvo ne jis vienas, jų buvo daugiau. Ir jeigu mes paimsim statistiką, tai reikia turėti omeny, kad po 10 metų tik 10% įmonių mažųjų išlieka, visos kitos užsidaro arba bankrutuoja. Ir čia mums daug įdomiau žiūrėti skaityti mintis ne tų turtingųjų, tapusių turtingais, kuriem vis dėlto pasisekė, o tų, kurie bankrutavo. Bet niesgi nerašo knygos, kaip aš praradau biznį, namą, šeimą ir likau bankui skolingas iki grabo lentos. Nes būtent iš nesėkmių
mes galim mokytis. O sėkmingi tie vadinami žmonės, jūs paklausykit, jie kalba visiškai banalius dalykus ir tiesą sakant, kartais net iki galo nepasako savo tos sėkmės, sakykim, to ypatingo to ingrediento. Visai neseniai užvakar tiesiog besidarbuodamas klausau radio stoties, tokia yra Gold FM, gera radio stotis, rekomenduoju, 80 muziką. Ir ten yra laidelė apie sėkmingus verslus, kaip pradėjo. Ne visi moka viešosios kalbos, ne visi žino, ką galima pasakot, ko ne. Ir ateina žmogus, kuris pradėjo renovacijos versle, toksai labai įdomus verslas, kas suprantat, ir pradeda savo kalbą. Prieš verslą aš dirbau aplinkos apsaugos ministerijoje vienoje iš įstaigų. Tai toksai niuansėlis. Bet reikia irgi suprast, kad tas niuansėlis į sėkmės vadovėlius nelabai įeitų, bet jis yra labai svarbus. Bet mes ne apie tai. Kartais mus apgaudinėja visiškai sąmoningai, naudodami išgyvenusių, tas sėkmės, tos mitinės, tos sėkmės, sakykim, pavyzdį. Tarkim, labai paprastas dalykas, tos vadinam motyvacijos. Kas yra motyvacija, sakykim, darbuotojų? Tai yra mokslas, kaip darbuotojų sumokėti mažiau, o privers dirbti daugiau. Ir jis, kad pats save, atsiprašant, spardytų į užpakalį. Tai kaip ir pavyzdys, yra toks formatas reklaminių tokių straipsnių, tokių paslėptų, buvau vieną radęs apie H&M, kuomet stulbinanti sėkmė buvo, pardavėja 10 metų atidirbusi tam tinkle, pradėjusi nuo pardavėjos, tapo parduotuvės direktorių. Žinot, 10 metų, tokiusai karjeros ale šuolis, smulkmena, aišku, gyvenimo. Daug įdomiau skaityti būtų paskaityti, pavyzdžiui, kaip Trakų kelių policininkas tapo premjeru. O tai yra stulbinanti sėkmė. O pardavėja, nuo pardavėjos iki krautuvės direktoriaus, tai yra nedaug. Ne per seniausiai vėlgi pats susidūriau, o dabar turiu, aišku, pataisytą versiją, čia yra McDonald'so kvietimas dirbti. Tai šis jau yra teisingas, čia jaunas vyrukas, dirba 2 metus, po pusės metų buvo paaukštintas pareigos, čia labai teisingas. Bet prieš tai buvo pas juos labai toksai neprotingas motivatorius, kuris iš tikrųjų demotivatorius, kur vyrukas buvo parodytas sėkmingas, tas, kuris nuo 96 metų dirbo ir dabar jisai yra restorano, kaip jie vadina, direktoriaus asistentas. Tai gerbėmiai, ką gali motyvuoti 21 metus dirbti, kad būtų už greito maisto užkandinės vedėjo direktoriaus pavaduotojų. Vėlgi mes ne apie tai. Vėlgi grįžkime prie išgyvenusio istorijos, tai yra, kuomet vienų faktų galima bandyti nubraukti visą statistiką. Politikui, viešuose ryšiuose, prašau, per sieną plūsta milijonas tų vadinamų pabėgėlių, nelegalių migrantų. Statistika bjauri, 2/3 darbo nesusiras, iš susiradusių po 10 metų pusė vis dėlto gauna tas pašalpas, net ir po 10 metų, integruojasi prastai, nusikalstamumas aukštas, tačiau kažkaip reikia parodyti, tuomet ištraukiama kažkokio sėkmingo emigranto istorija ir rodoma ir tiražuojama. O jeigu ir tokios nėra, tai bent jau parodykit, kaip emigrantas gelbsti kačiuką iš balos. Ir visa statistika, visuomenės tokios nekvalifikuotos akise, visa ta statistika, blunka. Tai vienas irgi iš tų atvejų. Iš tikrųjų, tų atvejų labai iš tikrųjų yra daug. Dar vieną tokį prisiminiau, vėlgi čia jau prie lėktuvų sugrįžtant, miestų planavimo. Tokia didžiulė klaida yra. Vietose, kur įvyksta smulkių daug autotechninių avarijų, yra statomi šviesoforai. Niekas ten nežuvo, niekas ten nesužeistas niekuomet. Ten tokia vieta, bet ten statomas šviesoforas. O būtent vietos, kur yra tikrai pavojingos gyvybei, dažniausiai lieka nepastebimos. Tokia yra labai dažna klaida, kuomet yra sprendžiama problema ne pagrindinė, o ta, kuri atrodo pati matomiausia. Kaip su tais lėktuvais ir su tomis skylėmis. Tai čia aš labai trumpai, be abejo labai trumpai apžvelgiau temą, tiesiog, kad jūs žinotumėt, kad tokia yra, nes apie išgyvenusio klaidą mes jau laidelėse kažkiek tai kalbėjom, tiesiog mes minėjom tokį dalyką ir kaip tik buvo vienam iš komentarų, kas tai yra išgyvenusiojo sisteminė klaida. Tai būtent aš kažkiek tai apie tai ir papasakau. Taigi, o ką aš noriu paraginti? Galvokite, jeigu ką nors matot, galvokite, abejokite, netikėkite.
vienų faktų. Žiūrėkite visą laiką visumą. Ta ir mes stengiamės daryti. Taigi iki kitų kartų, dalinkitės, žiūrėkite. Sėkmės jums.